bet jaučiu jau, kaip ten pasakiau paskutiniam, kad eina į pabaigą ir jaučiu, kad neatsibost. Tai aktualia mums tema. Ir vadinsis eilėraštukas Odė kojoms. Ko gero reiktų man atsistoti. Ir taip atsistojus pradeklamuoti. Su šypsena veide aš apdainuosiu savo kūną, neliūdinsiu širdies, ji visako pradžia ir centras, o posakį, kaip tostą, tol kol kojos neša garsiai deklaruosiu, judėjimui pirmin, tai paskutinis nepajudinamas argumentas. Taigi anksčiau joms jokio blogo žodžio nesakiau, neprašomos jos ėjo, bėgo, šoko ir žygiavo, nei aš joms, nei jos man pretenzijų per daug nereiškia, nors metų greit šuoliuojančio eigoj kartais ir pastreikavo, bet vieną rytą jos man šūktelėjo stop. Aš permąsčiau, lengviausia kaltinti senatvę siunčiant ją velniop. Tik greit atėjo suvokimas, jei dar kvėpuoji ir šypsais, tai dar ne paskutinis tavo sustojimas. Postscriptum, kaip aš labai mėgstu jos. Jei nesėkmė tave ištiko, bet tu šypsais, tikėtina apkaltint ką? Dėl jos jau sugalvojai. Nenusimink, rytoj tau gali būti dar blogiau. Nepasiduoki nevilčiai juodai ar kokiai paranojai. Tai va čia mano ir palinkėjimas. Ir noriu pasakyti, kad šiandien valstybinės dienos proga be abejo, nepamirškim 9 valandą sugiedoti. Lietuviais esame mes gimę. Kažkas ir taip toliau. Tikiuosi, neįkyrus buvau. Ačiū, mielieji, už dėmesį ir iki malonių susitikimų. Iki. Aš jūs apkabinu visus. Visus. Kaunas yra Kaunas, o šančiai to labiau. O aukštieji tai aukšta kultūra, aukšta moralė ir viskas pas mus aukšta. Iki, mielieji.